Klausau. Labadiena. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT. Nepardavinėju medžiagų, kažkokį nerangovas esu ekspertas, konsultantas ir padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais išsaugo daugiausiai šilumos pastatuose. Man atrodo, jūs ten knygą, kai siūlyt, man atrodo, kažkokią, tai, jeigu neklystu. Kažkada lyg kalbėjomės. Knygų tai niekada nesiūlau, knygos. Video medžiagą ar kažką, tai nesimenu, žinokit. Nu, jo seminarą turiu, video medžiagą turiu. Tai aš norėjau tiesiog tik tai pasidalinti tuo, jūs norit šiltinti biriomis medžiagomis. Taigi, jeigu mes kalbėjom, aš galėjau jums ir paminėti apie tai, kad birios medžiagos yra laidžios orui, todėl orui laidžias medžiagas būtina izoliuoti, kadangi mes daugiausiai šilumos prarandam su pabėgančiu iš mūsų šiltų oru. Tai jeigu jūs užbersit ant perdangos birias medžiagas, tokias kaip ekovata arba ten steikovata, tai bet kokiu atveju per jas oras lengvai skverbsis ir keliaus iš jūsų patalpų. Jūsų pinigai sušildytas. Dar yra tai. Garo izoliacija, ji neturi būti tik paklota, ji turi būti pilnai izoliuota. Tai vienas dalykas, bet čia tik iš apačios. O iš viršaus šaltas oras skverbsis per orui laidžią medžiagą ir daeis iki pat jūsų garo izoliacijos, jeigu jūs to šalto oro neatribosit nuo birių medžiagų. Tai labai svarbus momentas. Tai va dabar klausimas, kai jūs uždėsit 40 cm birių medžiagų ir dulkėtų medžiagų, kaip jūs sugebėsit izoliuoti pilnai iš viršaus. Nes iš viršaus reikia taip pat užklot plėvelę, užklot difuzinę plėvelę, kad šaltas oras nesiskverbtų į tas jūsų orui laidžias medžiagas. Kaip tai paprastai. Šiaip, ta prasme, tai turi ventiliuotas, kad ta prasme, kai sudaikta ir žiū turi taip toliau, ta prasme. Tai vad būtent difuzinė plėvelė iš viršaus, jinai ir skirta tam, kad šalto oro neįleistų iš viršaus, o vandens garus iš apačios išleistų. Tai ir yra difuzija. Difuzija tai yra vandens garų molekulių savybė tekėti per smulkės poras laukant. Tai va šitą, jeigu to dalyko nepadarysit, tokiu atveju tas oras, kuris yra birioje medžiagoje, jis gaus šilumą iš apačios ir jis tiesiog šiltas oras visada kyla į viršų ir jis lengvai smelksis laukant. Į tą vietą iš viršaus iš palėpės ateis šaltas oras ir smelksis gilyn į tą medžiagą. Ir šitaip medžiaga nuolatos vėdinsis ir visą laiką jums šilumą. Tai va šitą dalyką reikia tiesiog suvokti, kad birios arba bet kokios orui laidžios medžiagos, jos tampa šiltinimo medžiagomis tik tada, kada jos pilnai izoliuojamos nuo viso išorės oro. Kad viduje esantis oras gavę šilumą negalėtų niekur pasitraukti. Tada šilumą jis perduoda prastai, bet jeigu jis pats su visa šiluma pabėga, tai pabėga jūsų pinigai. Tai va šitą dalyką suprasti. Visi daro ant garo izoliacijos, ta prasme, arba birę medžiagą, arba vatą, tiesiog dėda ir viskas. Tai žinot kaip, jeigu šitaip jūs sakot, kad visi daro, tai visi gyvena su dideliais nuostoliais, net nežinodami, kad galėjo būti apie 3-4 kartus geriau negu yra. Ir galvoja, nu tai taip turbūt ir turi būti, tai tiek galiu sutaupyti. O iš tikrųjų tikros šiltinimo medžiagos gali sutaupyti kur kas daugiau, tas pats sluoksnis su ta pačia varža, jūs galite 3 kartus daugiau šilumos sutaupyti, jeigu padarysit teisingai. Bet su biriom medžiagom ją reikia sandarinti detaliai visų perimetrų pilnai, kad niekur nepabėgtų šiltas oras. Taip. Ir ten mastikom ir taip toliau. Gerai, toliau užberėt orui laidžią medžiagą kažkokią, ar ne? Ir iš viršaus jie būtinai izoliuot nuo šalto palėpės oro. Būtinai. Jeigu to nepadarysit. Kaip sakot? Kuo jie izoliuoti reikia, sakau? Tai difuzinė plėvelė. Ta prasme, čia tas stovui, kur dėdasi difuziniai. Taip, tokia. Būtent difuzinė yra skirta tam, kad iš apačios garus praleistų, o iš viršaus šalto oro nepraleistų. Ir ją lygiai taip pat reikia detaliai visur užklijuoti. Bet kaip jūs užklijuosit, kada jūs ten pripilsit dulkių? Nes birios medžiagos jos visos praktiškai pilnos dulkių. Tai bus viskas, prie ko jūs priklijuosit, kaip ten tą dalyką padaryti. Teoriškai lyg ir turėtų tai būti, praktiškai realiai tai nepadaroma. Ir už tai žmonės ir gyvena nuostolingai tiesiog.
Tai kodėl reikalingas pilnas izoliavimas? Tam, kad jūs nepaleistumėte iš savo patalpų šilto oro ir kad jūs šaltas oras jums nepakeistų tą šiltą orą, kuris atsiranda vatoje arba bet kokioje kitoje birioj medžiagoje. Tai už tai, ką galima pasiūlyti šitoj vietoj? Reikia daryti tada, jeigu jūs norite tikrai labai geros garso izoliacijos, reikia daryti dvisluoksnę konstrukciją tada. Tai pirmas sluoksnis pilnai sandarinantis, tai pavyzdžiui, užpurškėt sandarių neišsisandarinančių putų sluoksnį, nes paprasti poliuretanai jie traukiasi ir išsisandarina, tai čia reikia imti jau technologiją, kuri neturi susitraukimų, tai tokia kaip gamo putos panašiai ar kažką tai panašaus, ir toliau jūs galite uždėti ir vatos ant viršaus, bet visas šiltinimo medžiagas iš viršaus būtina uždengti. Tai uždengti būtent jau vien nuo graužikų reikia uždengti, nes jūs tiesiog ten padarysit galimybę graužikams sukti lizdus ir gyventi ten. Graužikai lipa sienų. Matot, jis ten prasigraužė į visur per tokias plėvelės, tai čia nėra kas veikima. Plėvelė taip pat neapsauga, faktas. Todėl šiltinimo medžiagas būtina apsaugoti, tai reiškia ką, jūs turite tada užkalti OSB visur pilnai. Lygiai pilnai viską padaryti tada be jokių plyšių, kad graužikai neprieitų prie šiltinimo medžiagų. Didelė... Visur rodo, ta prasme, ir visur ir knaufa ir taip toliau, kad ta prasme, turi ventiliuotis tai. Ventiliuotis. Supraskit, kad, sakykime, OSB plokštė, kada jūs užkalat sandarom, jinai tikrai pakankamai orą praleidžia per visas sandoras, per viską. Visa esmė, kad šaltas oras nepatektų į vatą, tam reikia būtent tos difuzinės plėvelės. Jie ir tarnauja. O jeigu jūs uždėsit tik taip bet kokią ten lentas ar bet kokią dangą kitą, tai nėra jokia izoliacija. Su šiluma ir su sandarumu tai nesurišta. Tai yra tik, kad nebūtų skylių graužikams. Tai va, jeigu jūs ir kalsit, sakykime, kažkokią tai dangą ant viršaus, tai bet kokiu atveju difuzinės plėvelės tai nepakeičia. Tai va, tai šitą dalyką tiesiog pasižiūrėkit, nes daugelis žmonių deda vatas, deda birės medžiagas ir, turi rezultatą tokį, kiek šiltam orui sudaro kliūtį aptekėti va tas dalelės. Tai reiškia, kiek lėčiau šiltas oras cirkuliuoja, tiek jūs ir turit ekonomijos. O iš tikrųjų, kada sustabdom šilto oro iš vis nutekėjimą, kada jisai stovi vietoj, tada rezultatai pagerėja kelis kartus. Aš žinau, ta prasme, kad sandarumas labai didelį įtaką daro dar. Tai apie ką aš ir kalbu? Čia mes būtent ir kalbam apie sandarumą, kad oras neturi vaikščiot konstrukcijoje. Medžiagose esantis oras, jis turi stovėti vietoj, tada jisai geriausiai saugo šilumą, nes jis prastai perduoda šilumą ir jeigu jis negali jos pernešti savimi, tokiu atveju šilumos nėra, ji nepabėga per niekur tada. Tai va, tai aš ir norėjau perduoti šitokią žinią jums, kad tiesiog pagalvotumėte apie tai. Tai jeigu jūs norėtumėte rinkti sandarės putas, tai tada vertėtų pasižiūrėti į technologiją GAMO. Tai gamo.lt bene vienintelė Europoje poliuretanų rūšis, kuri nesitraukia kintant temperatūroms ir santykiniai oro drėgmei ir neišsisandarina. Ir ji nereikalauja jokių papildomų plėvelių visiškai. Tai tokį sluoksnį dedat ir paskui galit komponuoti su paprasta vata. Pavyzdžiui, tai gamo rangovai jums pasakys, kokį sumuštinį padaryti, kad būtų ir garso izoliacija, ir sandarumas pilnas. Tai vat galit pasidomėti šituo dalyku. Tai va, tai tiek norėjau jums perduoti, o jeigu jūs norite tikrai padaryti namą šiltą ir ekonomišką, tai jau kaip girdėjote, jau aš jums ir minėjau, kad yra pas mane seminaras, kuriame sudėti visi niuansai pilnai, ko reikia, kad namas tikrai būtų šiltas, ekonomiškas ir nedarant klaidų. Nes žmonės labai, atrodo, sako, žinau, bet kada prieina reikalas prie įrengimo pilno, padaro kelias kritinės klaidas, kurios po to kainuoja ištaisymas jų šimtais ir net tūkstančiais eurų. Tai vat, kad nedaryt klaidų, reikia tiesiog suvokti pagrindinius esminius principus ir žinot, kurioje vietoje rinkoje labai dažnai yra iliuzijų
ir padarom pagal tą bendrą žinojimą, vat sakykim, kaip jūs dabar su vata užbersit, bet kokios birios medžiagos paliksit ją atvirą ir paskui ką jūs su tuo darysit, kaip po to užsandarint, kaip po to apsaugot nuo graužikų ir taip toliau, kai į tuos dalykus netkreipiam dėmesio, paskui tai labai brangiai kainuoja. Taip, taip. Nu va, tai tiek norėjau perduoti jums, Vidai. Gerai, ačiū. Nu ką, geros dienos jums. Iki. Iki. Vėlgi, paprastas atrodo dalykas, ar ne? Ir suprantama lyg tai, bet kažkodėl va, žmonės nepagalvoja. Ir žiūrėkit, kuo vadovaujamas yra paprastai. Juk daug kas šitaip sako, daug kas šitaip daro. Tai kada va tos iliuzijos įsigali rinkoje ir žmonės šneka ir daro, ir lyg tai visi ir gyvena taip. Tačiau visi taip ir nesužino, kad turėjo būti kelis kartus ekonomiškiau, geriau, šilčiau ir jaukiau. Tai atkreipkite į tai dėmesį.